Sveiki. Mes jau Stokholme. Atvykom į Hyrox pasaulio čempionatą ir nuo dabar iki mūsų starto lieka lygiai 24 valandas. Aplinkui matot jau zuja sportininkai, mes prie arenos ir pirmas darbas, ką dabar padarom, tai einam užsiregistruoti. Ir parodysim viską, kaip atrodo registracija, ką gausim, pasidalinsim su jumis ir kaip atrodo arena. Einam. Strawberry arena tai iš tikrųjų yra dengtas stadionas, tai va čia va toks įėjimukas. Galėtų palikti stadioną dangą, vat būtų gerai. O, daiktų patikra, tai dabar jau perimu rolę. Praleido. Viskas gerai. Jeigu jau praleidžia oro uosto patikra, tai ir čia turėtume praeiti. Be problemų. Jau panašiau, kad pasaulio čempionate esame, ne? Jau. O, kokie gans. Čia kino zona kol kas visai tuščia, bet čia va. Tai jau visi suvažiavę, mes iš tikrųjų labai vėlai atvažiavom, tik šeštadienio rytas, mums startas sekmadienį, čia jau nuo ketvirtadienio žmonių pilna. Ketvirtadienį vyko atidarimas ir buvo šalių eisena ir va, galit pamatyti, lietuviai sudalyvavo, gaila, mes neprisijungėm, bet mums tiesiog labai vėlai startas. Tai čia tikrai jaučiasi, kad atmosfera yra pasaulio čempionato, yra visi atributai eisenos, vėliavos ir netgi marškinėliai turėtų būti specifiškai Lietuvai ir netgi su pavardėmis. Einam, tikrint. Pirmas etapas baigtas. Jau paženklinti. Esam paženklinti ir dabar einam atsiimti marškinėlių. Labai excited. Labai excited. Va, shirt pickup. Rūta? Yes. Okay. Thank you. Einam. Žinokit, ilgai nedėlsim ir iš karto čia parodysim. Jau? Aišku, rodom. Ką turim? Čia kaip dovanas per Kalėdas. Šiaip iš tikrųjų mes šitą kadrą darom antrą kartą, tai mes puikiai žinom, kas čia yra. Bet pirmas, kai nenusifilmavo. Tai dabar vaidinsime nustebęs. O, kokios gražios maikutės! Negaliu atidaryti. Pradžiai yra sveikinimo atvirukas, sveiki atvykę į pasaulio čempionatą. Welcome. Ir turi marškinėlius. Lietuva. Lietuva, o kitoj pusėje Jezevčikų komanda. Nu, matosi, kad komanda, vyras ir žmona, va. Pirmas maikutės su pavardė, kad turėtume tokias, žinai. Jo, tai gal pirmas pasaulio čempionatas? Jej! Kur uždirbtas. Kitas kadras apsirengė. Vyksta demonstracija. Faina? Labai. Labai. Va, štai taip atrodo arena, visai spūdingai ir mes irgi rytoj jau čia startuosim. Arena kol kas tuščia, bet šiaip įspūdis geras tokiam kaip stadione. Mes turim sumuštinį prisikepę. Pats metas paužskandžiaut, nes po kelionės visai išaugom, tai... Apetitas kyla bežiūrint. Apsilankėm Hyrox parduotuviais.
Jo, Rūta pasveikinam. prisipirko. Taip. Ką turi? Nauja Braille Hyrox. Nesimatuosim dabar. Ir Vytautui naujas džemperius. Oi, pasaulio čempionato. Kad būtų atsiminimas, o dabar dar įdomiau. Čia yra visi čempionato dalyviai. Ir... Atrodo, kad tu šį čia buvai buvus, kad taip iš karto suradai mūsų. Tik tai. Reikia dar tušinę ar pasirašyti turės. Thank you. Lietuvių matėm tik keletą žmonių, žiūrėkit, pavyzdžiui, anglų. Virš 8 stulpelių, ta prasme, daugiau negu 8 stulpeliai anglų. Tai matosi, kur Hyroxas yra populiariausias. Kanada, Belgija. Prancūzų labai daug. O pavyzdžiui, Namibija atsiuntė tik vieną savo atstovą. Einam dar patikrinti, iš tikrųjų parodysim, kiek latviukų ir estų surasim. Kaimynų mūsų. Estų turim 2 atstovus, o Latvių va. Beveik tiek pat. Lietuva labai panaši delegacijų dydžiai. Geras. Nu, Tai nieko nenusileidžiam. Per tiek nedaug mes esam. Atėjom pavalgyti, sakau, o pažiūrim, kaip atrodo fainai apyrankės. Ir Rūta. Aš neturiu. Savo apyrankę, kaip aš startuosiu, eina savo. Ir niekur nėra. Tai jaučiu matuojantis. Tai vėl turėsim eiti atgal. Nieko, maža čia bėda. Maža čia bėda. Arba nestartuosim, reikės man vienam daryti. Ne. Startą lieka 22 valandas. Tai laikės pasistiprinti. Visai išalkom, apžiūrėjom areną, sudarėm pirmą įspūdį, tai tikrai šiaip fainas. Gerai atrodo. Fainai, man iš tikrųjų pažiūrėjus iš karto prasideda baimės dėl kažkokių baudų, dėl no-refų. Aišku, mes stengsimės ir stengiamės visada daryti viską kaip reikia, bet pažiūrėjus, kaip balbolsuose prie vieno prisikabino, kur ten gal 30 no-refų gavo, nu tai buvo labai liūdna ir prisiminimą įvyko tą istoriją ir labai bijau to dėl rytojų. Aš tai tą bičiuką labai puikiai suprantu, nes garantuoti no-refą, jis tikrai stengiasi, tūktas ir viskas. Bet kai ateina head judge'ai, tai jie būna tokie šunsnukiai kartais ir, nežinau, prisikabina ir bauduoja už smulkiausius dalykus. Nu, bet aš tik kažkaip baudų nebijau. Bet gerai, man tai dabar šiaip visai gera atmosfera, emocija ir kai pamatai, kad čia jau tiek dalyvių ir tų dalyvių lygis tikrai aukštas. Visiškai kitas, nu akivaizdu, įėjus, kaip jie bėga, kad yra tikrai, nu, kiti greičiai. Čia bėga žmonės, tikrai yra stipru ir jau sutikom lietuvius, tai eisim po papietavę pasižiūrėti, kaip jiems sekasi. Gerai, dabar šalą maistas valgom ir... Makaronai. Laukia eiliai, nusibaudus, eina antrą kartą pasimti apyrankės. Nu, gavai. Lerčia. Can I take a photo? Oh yeah. Ir va, ką tik sutikom, čia va. Saskinėlą, Denvau Arčem. Tai jos yra super atletės ir šiandien doubles darys, tai net nebejoju, kad bus super rezultatas. Ir jaučiu, kad aš neveltui tą apyrankę pamečiau. Likimas. Atrodo, čia taip turėjau. Ir Rūta, kai darė pirmą Hyroxą, jinai... Osle, aš iš tikrųjų ir jaučiausi tokia tarp
o dieve, galvoju, kokios jos stiprios. Ir visą tą galvoju žiūrėdama į Holy Archer, kad žiauriai stiprios ir po to radau Instagram ir supratau, kad čia yra super atletė, šiaip tai visiškai kitos lygos. Ir nuo tol esu fanė ir Saskijos Miller, kurios kartu daro Double, žodžiu. Mes abu fanai. Nu, žodžiu, labai smagu. Taip, kitko, Saskija ir Holy Archer abidvi yra bėgikės, jos nėra kažkokios ten crossfiterės ir kas, ir jos žiauriai gerai bėga. Holy Archer dabar Londono maratone 2:35, nu kažkas tokio, plius minus bėgo. Tai žiauriai kietas, žodžiu, kiek jos parodo, kad bėgimas ir ištvermės sportas Hyroxe yra labai labai svarbu. Ir yra tokį, turi variklį užsibildinį, tada su tais pratimais jau yra daug lengviau. Tai svarbiausia turėti gerą motorą, tai bandysim tą motorą rytoj įjungti. Gerai, nuotikėlė iš karto dabar. Žiūrėjau, gerai. Išsičekinam į viešbutį ir iki Hyroxe varžybų lieka 19 valandų. Eina, pažiūrėsim, ką gavom per kambarį, bet gavom net 23 aukšte. Oho! Pasaulio čempionato dalyviai. Ulialia, vaikelė. Žiūrėkit, visas Stokholmas kaip ant delno. Arenas nesimato. Ne. Bet matosi prekybos centras. Eik, tu va čia va, žinai, va taip va. Šilinsi savo. Jau Instagraminę nuotrauką matom. Va, va. Kas čia vyksta? Tai pykom į Nike būstinę, čia bėgimas Lauren vyks. Kelis kart pasaulio čempionė, o vakar tapo ir doubles nugalėtoja. Tai gavom pamuškutis, marškinėlius ir prasidėksim šiaip kalbą. Šiaip labai kietai. Aš tai dar spėjau numėgti 10 minučių ir tokia visą apsimiegojus. Dabar atėjom į bėgimą, jau vėl norisi ilsėtis, bet labai gerai. Mes naktį, kai miegojom, nepilnai 3 valandas. Mano laikrodis net neskaito, kad mes iš vis miegojom. Nu, žodžiu, labai prasta situacija, bet va, parodysim jums, kas čia vyks. Gavom marškinėlius, va, vienodus. Hybridančian. I can't believe how many of you guys came. Thank you so much. Like, this means the world that so many people showed up to support and just be here with this incredible community. All of you deserve to be here. You all earned your spot. Some of you have competed already. Some of you are competing tomorrow. This is a world championship, and it was less than 1% of people that were able to qualify to get here. So if you haven't already congratulated yourself, you really need to. If the race didn't go the way you want, you worked so hard to be here. O dar vienas didelis siurprizas šiame bėgime buvo tai, kad prie mūsų prisijungė ne tik Lauren Weeks, bet ir šviežiai iškeptas Hyroxe pasaulio čempionas Dylanas Scottas ir dar viena Elite 15 atletė Lucy Propka. Hey, having a great one with world champion. Nice, very nice. Congratulations. Tai dar nenusimaudė. Taip, nu, kalė nuovargis čia prisėdau. Iki... Ant tokio fotelio prakaituotas. Neprakaituotas. Mes dar tą bėgimą nelabai ir kas užlapom. Bet nuovargis nuo visos dienos, kai 3 ryto kėlėmės, be miego, dabar yra 18:10. Tai iki starto liko... Berods, to pasakysiu, 15 valandų 35 minutės ir tikrai dabar jau galim pradėti ilsėtis, recoverintis ir... Tikrai, viskas, einam praustis ir į lovą. Labas rytas. Vakar iš tikrųjų vakariau nieko nebefilmavom, nes buvom žiauriai pavargę.
grįžom iš to bėgimo, tai tik tai tiesiai į lovą ir gulėti. Ir lūžom iki pat 6 ryto. Tai pagaliau, šiaip miegas buvo labai geras. Mano rodikliai buvo paskutiniai miegų ten apie 50 paskutinių 2 naktų, o dabar 90 prieš varžybas, čia yra super gerai. Ja, puikiai išsimiegojom, dabar atėjom pavalgyti, iki starto lieka 3 valandos, tai užkandom biškį angliavandenių lengvai, įkalsim nomiją ir būsim kaip ir pasiruošę. O gyvenam visiškai prie pat arenos, šiaip labai gerai ir čia pilnas viešbutis yra Hyrox dalyvių. Gal nebuvom užsiminę, bet Hyrox dalyviams buvo šitame viešbutyje specialus pasiūlymas apgyvendinimui. Tai čia kaip ir oficialus varžybų viešbutis, tai pilna dalyvių, pilna teisėjų. Dabar pabaigiam valgyt ir einam ruoštis. Iki varžybų lieka 1,5 valandos ir mes jau ateinam į areną. Jau pradedu jausti jauduliuką, nes vakar kažkaip ramiai, taip nieko nesijutė. Ir norisi startuoti ir pažiūrėti, ką galim šiandien. Dabar čia va vyksta apsaugos procedūros, patikrins kuprinės, ar nieko blogo neįsinešam ir... Keliausim. Einam. Gerai. Good morning. Šiaip čia visi su Hyrox kuprinė marinėja, mes tai dar Ironmaną. Vis dar negalim pereiti už triatloną pilnai. Arenoje veiksmas jau vyksta ir neužilgo mes čia irgi dalyvausim. Man jau taip emocijos pradeda imti viršų, aš kaip pamatau gyvai, man ašaras laukia. Realiai tai labai jaučiasi, kad čia pasaulio čempionatas. Susirinkę labai stiprūs sportininkai, visi labai fit, bėga greitai, čia fast lane, net nežinau, ar yra poreikio. Visiškai. Kai galvojam, kad mes kitose varžybose išsiskiriam, kad esam tarp greitesnių, tai čia, manau, visiškai visi tai bėga. Tam, kad pakliūt, visgi reikia ir bėgti, ir stotelėse gerai varyti. Wow, įspūdinga, žiūriu, net žiūriu. Galtina jo. Čia jaunesnės amžiaus grupės, bet eina savo visi fit. Labai, oho. Šiaip kaip pagalvoji, tai labai kietai tarp tokių patekti. Labai kietai. Rūta vis sakydavo, mes čia tai atrodo pakankamai lengvai patekom, bet dabar kaip pamastau pakeičiam. Kita vertė yra to patekimo ir labai džiaugiuosi, kad ėmėm tą slotą, kad ir net nežinau kaip seksis, bet jau džiaugiuosi šitą patirtim šiaip. Labai verta. Naudokitės galimybėm visada. Kitais metais, sakėm, su Airidu kvalifikuosimės į pro kategoriją ir važiuosim į Honkongą kaip pro doubles. Aš ieškosiu greitas moters. Ir va, Rūta dabar pabaigė nusistatinėti prieš varžybas laikrodžio parametrus. Renkuosi indoor track viduje. Jo, nes visgi čia bėgimas ir mums daug GPS-o negaunam, tai rodom iš esmės 2 parametrus. Tai lieka tik bendras laikas ir lap time. Lap time dėl ko yra labai svarbus, kad matyti, kiek mes jau laiko bėgam, kilometrą orientuotis, kiek dar liko. Viską lepinam, tai įbėgdami, išbėgdami per in and out arkas, ypač aktualu išbėgant per out arką paspausti lap time, tai čia bus toks kaip indikatorius ir saugiklis dėl ratų skaičiavimo, nes jeigu pasimesi, kiek ratų nubėgai, vis tiek žinai, kiek laiko turi bėgti. Ir matysi pagal laikrodį, ar tau jau laikas bėgti į rock zone ar nereikia.
Išėjom į lauką. Čia visas atletų kiemelis. Ką tik sudalyvavom Skiergo challenge. Apu! Nesulaužai! Go, 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 go! Now your turn. Give it your best and good luck. Go, 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 go! Varyk, varyk, varyk stipriau! Gerai, 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 yra! Yeah. Va, mūsų čia. Rūta gavo medalį su Skiergino pagal moterų gerą laiką. Aš medalį negavau, gavau tik kremukų. Dabar gavom medalį ledų. Dar Pumos kotelė. Kažkas vyksta. Dabar jau po varžybų galim. Dabar Pumos stoteliai. Bandysim pasidaryti kažkokias vartinės korteles. Pažiūrėsim, ar pavyks, labai fainai atrodo. O sportininkas. Nu. Mes beveik provės pasaulio čempionatas. Beveik, ja, beveik. Kai pasidarėm korteles, jį šiek tiek apirvo ir padarė mūsų vairuotinės versijas. Aš šypsojausi visais išėmus ir vis tiek gavausi taip. Aš irgi šypsojausi. Ir rusai dingo per savytautą. Bet labai įdomu, šiaip fan. Jeigu nori laimėti, turi nusiskusti ir nesišypsoti. O Marija raso, jo. Einam toliau pažiūrėti, kas vyksta. Čia yra nubėgimas. Gerai vara. Keep going, keep going, keep going. Va, mūsų varžybos baigėsi, dabar galim prisivalgyti, apsivalgyti. Atvarėm į Taco Bell. Šiaip reikia gero maisto, gero atsistatymo, bet čia ne mėsainiai, ką čia tako šis veikiau. Tai ką jau, pasaulio čempionato finišeriai. Išsigraviravom medalius. Va. Čia tavo. Čia mano, čia Rūtas, su pavardėm. Pirmi Hyroxo medaliai, anksčiau gaudavom tik tai badžus. Įprastai Hyrox varžybose neduoda medalių, tai tik pasaulio čempionato dalyviams. Ir dabar jau praėjo diena po varžybų. Gal ir gerai, nes jau mintis susigulėjo, o tik po finišo bent aš jaučiausi šiek tiek nusivylusi savim, truputį per daug save kaltinau, tai šiandien pereisim viską ir papasakosim jau tokiom šviežesnėm galvom, susigulėjusius įspūdžius. Ir kas jūs gal ir domina, ir svarbiausia, tai yra mūsų galutinis rezultatas. Ir galutinis rezultatas yra 59 minutės 21 sekundė. Tai iš valandos išlipam, planas minimum kaip ir įgyvendintas, bet tas lengvas kartėlis tikrai, kaip ir minėjom, jaučiasi, nes savo Katovicų rezultatą nepagerinam. Bet kaip žinom, iš elitinių sportininkų pasaulio čempionatai nebūna ta vieta, kur gerinami rezultatai. Tikrai nebūtinai. O dėl ko taip galbūt įvyko, tai pereisim toliau. Labai ką noriu išskirti, tai šių varžybų atmosfera. Bet čia pasaulio čempionate, ką pajaučiau, tai kad čia yra ne šiaip eilinės Hyrox varžybos, o kad čia susirinkę yra patys geriausi sportininkai, kiečiausi atletai, nes visur, kur vaikščiom buvom ir prieš startą ir visur, kur matėm, tai super atletai, kurie ne kažkokie, nežinau, raumenų kalnai, bet matus, kad jie yra... Taip, tikrai čia jaučiasi, kad susirinkę geriausi atletai iš viso pasaulio ir čia nėra, kaip čia pavadinti, iš Hyroxo kartais pasišaipama, pasijuokiama, nes čia ateina pafleksint, parodyti savo bickės ir panašiai. Čia to nesijaučia, čia visi atvažiavę rodyti rezultato, visi nori pasiekti max, pasiruošę maksimaliai, nusiteikę maksimaliai ir čia jaučiama pasaulio čempionato atmosfera. Aš gal sakyčiau, pirmą kartą tokią atmosferą jaučiu, nes tikrai visi pulsuoja tą sportinę energiją. Ir ką matydavau paprastose Hyrox varžybose, man būdavo keista, kai apšilimo zonoje matau
persistengia ties stotelėmis, daro visus pratimus ir prieš merginų startus matydavau, tai yra per sunku prieš startą, o čia matau, čia visi bėga, tik pasibando, pasižiūri, yra tiesiog kitas lygis, kitas suvokimas. Jo, tikrai tas jaučiasi. O dabar gal ir prieikim prie savųjų varžybų. Mūsų planas pagrindinis buvo toks, kaip ir Katovicus iš esmės. Tikslas buvo greitai bėgti, o stoteles daryti tiek, kiek išeina, nes mes nesam per daug, kaip čia vadint, fantastai ir fantazuotojai. Mes žinom, kad stotelėse nesam labai stiprus. Dar prieš kelias savaitės iš vis ten nepadarėm nei po vieną burpį normaliai. Tai... Taip gavosi, kad gegužės 12 mes bėgom maratoną ir tik po maratono pradėjom pasiruošimą, grįžimą prie Hyrox. Tai tiesiog, kad įsivertinti, tai turėjom tik mažiau negu pusantro mėnesio laiko vėl. Pereikim prie stotelių. Tai po pirmojo bėgimo Skiergas. Skiergas tai mums sekasi labai neblogai ir šį kartą irgi viskas labai sklandžiai. Keitėme šiek tiek kitaip negu Katovicuose. Dažniau, nes visgi dažniau keistis yra optimaliau, ne tiek pavargsti, pavyksta išlaikyti didesnį greitį ir pradedi šviežesnis bėgimą. Pradžia buvo labai sklandi. Skierge net aš jaučiausi stipriai ir tikrai po Skiergo gerai išbėgom, tokia ir greitai bėgom. Jo. Ir atėjo sledpušo eilė, kur čia buvo pirmas didysis stabdis. Tai gal jau nebuvo staigmena, nes apie sledpušą pasaulio čempionate mes jau išgirdom dieną prieš iš kitų lietuvių, kad kažkas kitaip su tuo takeliu stūmimo ir sako, pasibandykit apšilimo zonų ir pasibandėm, iš tikrųjų aš vos išjudinau rogės ten, bet galvojau, gal kažkaip, tai varžybose nebuvo gal kažkaip, o aš jas vos pajudinau. Rogės stumti tikrai buvo sunkiau ir sakyčiau, čia gal netgi ne rogės kaltos, o mūsų technika ne iki galo gera. Taip kalbu dėl to, nes kita rungtis rogių tempimas jau ėjosi sklandžiai, nebuvo per sunku ir nieko panašaus. O kai rogės eina visiškai lygiagrečiai, jau nekilnoja, tada ir traukimas visai gerai. Viskas buvo gerai. Burpiai. Burpiuose gavom įspėjimą, kad nelygiagrečiai kojos. Bet burpiuose jau net prieš varžybas kalbėjom, sakau, geriau darykim šiek tiek ramiau, bet čia labai griežti teisėjai visose stotelėse, tikrai labai griežtai viską žiūri. Jeigu gauni įspėjimą, perduoda iš karto kitam teisėjui ir visi žino, kad turi įspėjimą ir jeigu jau su antru, tai gautum baudą. Taip. Tai baudos negavom, viskas sklandžiai. Irklavime keitėmės dažnai, kas 200 metrų, kaip ir aną kartą. Čia klaustukas, gal ir nereikėjo taip dažnai keistis, bet... Bet tos 200 metrų tu tada gali atidirbti, nes jeigu daugiau, tai jau tada darosi labai sunki ta pabaiga. Nes tas rezultatas mūsų buvo vis tiek neblogas, bet tuo pačiu ir nenuselinom, tai, prieš kitas varžybas dar pagalvotume apie keitimosi dažnumą, gal ir reikėtų rečiau. Nubėgom į gyrų nešimą, čia irgi nėra per daug ką komentuoti, imi neši. Įtupstai sunku, bet nėra per daug. Sunku, bet man atrodė, kad įtupstus padarėm sklandžiai, tiesiog darėm ir padarėm pagal galimybės, tikrai abu stengiamės. Ėjo, praėjo, nuvarėm. Ėjo, praėjo ir viskas. Paskutinį kilometrą po įtupstų jaučiausi dar kaip čia, kad turiu jėgų, pabaigė Vytautas, kaip ir kitas stoteles. Tai atrodė, lėkiau ir galvoju, jau čia bus tikrai ir greitas kilometras ir pasižiūrim, lėčiausias kilometras. Taip keista, nes jau atrodė stengiausi, žinau, kad lieka tik viena stotelė ir varau max ir rezultate. Valbosai buvo ta vieta, kur, sakyčiau, po varžybų viską įvertinus, labiausiai pasijaučia mūsų formos trūkumas. O jis pasijaučia ne tame, kad sunku daryti, o kad nesugebam kentėti. Nes kai yra prasta forma, tu pavargsti ir keitiesi. Lengva ranka atrodo. Jo. Ir tada galvoju, tai gal ir galėjau ten dar po kelis dadėt, kad galėjau ir geriau. Nes kai tu esi labai fit ir geroj formoje, yra skirtumas tame,
ne tik, kad tu greitai darai, bet tu sugebi kentėti, kai tau yra sunku. Ir tu per kančią gali išdaryti pratimus. O kai esi prastos formos, tu viskas. Tau sunku ir baigėsi. Ir mentalinės jėgos, ir fizinės jėgos, ir keitiesi. Keitėmės nemažai. Nemažai, tai gavom pasibuvo. kelis naurepus, gavom kelis, aš nepataikiau kelis kartus į taikinį. Tai čia taip jau gavosi, ne? O Vyšnaitė ant torto volbolsus tai buvo finišas, nes kaip finišas, tai kai padarė 99 volbolsus Rūta, aš tikriausiai šiek tiek per anksti išbėgau iš laukimo zonos. Tada teisėjas neužskaičiavo paskutinio pakartojimo. Grįžom atgal. Turėjom grįžti atgal, padaryti dar vieną pakartojimą ir susikabinėjau už rankų finišuoti. Tai pirminė emocija tikrai po finišo aš jaučiau šiek tiek nusivylimą savim, galvojau, kad galėjau kažkaip, nežinau, galėjau geriau, nors iš tikrųjų varžybų trasai turbūt negalėjau. Tai keista, kad aš taip galvoju, nes iš tikrųjų mes buvom labai arti savo Katovicų laiko, kuriam mes buvom geriau pasiruošę, jeigu vertinti. Ir tas laikas labai panašus, bet skirtingos trasos, skirtingos sąlygos, galbūt oro, skirtingos sąlygos. Ai, žinai, man tas rezultatas yra juokinga, kai mes patys kalbėjome po varžybų. Atvažiavom čia be kažkokių lūkesčių, bet kažkokių tikslų. Padarėm gerą rezultatą, išlipom iš valandas ir tada jau tie mums lūkesčiai atsirado, kad mes visgi norėjom geriau. Tai... Ir netgi bendrai pagal vietą žiūrint, mes finišavom savo amžiaus grupiai aukščiau vidurio, 43 ir mes esam, iš pasaulio čempionato, kur vien tik savo amžiaus grupių nugalėtojai susirenka ir mes esam aukščiau vidurkio tarp jų, kur matėm labai aukštas lygis. Ir sakau, net juokinga, kad galiu būti nepatenkinta tuo, bet mes visgi esam orientuoti į rezultatą ir galim sakyti, ką norim, bet svarbus mums tas rezultatas visada ir visada norim geriau. Flashback. Ne visada PB gali džiuginti iš tikrųjų. Taip, PB gali džiuginti, bet tai yra tik skaičiai. Reikia rasti to džiaugsmo tame, ką darom. End of flashback. Tai kitą kartą jau tikrai bus geriau. Jau va, girdėjot, kitą kartą. Aš manau, kad su Hyroxu šį kartą dar galim drąsiai sakyti, kad nebaigta. Mes dar dalyvausim, mes turim potencialą, mes žinom, kad galim daug greičiau. Ir dar turime metus galiojantį abonementą džimo, tai tikrai pasistengsim neapleisti, sportuoti, palaikyti formą, nes sportuojant mėnesį ir 2 tu nieko nepasieksi, turi dirbti nuosekliai ir tik tada ateis rezultatas, o ne fantazijos. Taip. Ir pamačius dar startus merginų doubles, žinokit, labai norėčiau su kokia mergina sudalyvauti varžybose. Reikėtų panašaus lygio kaip mano, bet taip gražu žiūrėti, merginos susiderinusios aprangėlės, super gražus, ne merginų startai, tai labai labai svajoju ir manau, kad dar galbūt metų gale arba jau kitais metais tą įgyvendinsiu. O mes jau susirašėm su Airidu ir galbūt kitais metais varysim pro, doubles ir kvalifikuosimės į Honkongą. Talokai skris. Tai gerai, kad išnaudojom tą Stokholmą ir pasirinkom čia būti. Reikia įstumdyti dabar rogę svarbiausia. Tai šiam kartui tiek, mūsų kelionė Stokholme baigta, o jūsų labai prašome, nepatingėkit, paspauskite like, paspauskite subscribe ir jau labai greitai susimatysime kituose mūsų video.